Slėni kaimas, būreliai namų, paskandinti pusnynų kalnuos. Ilgas kelias tolyn iš namų, dar ilgesnis jisai atgalios. Apšarmoja laidai ir beržai, pilkas vieškelis šaltis languos. Kaimą greitai aplanko sapnai, naktį tamsia namai be šviesos. Ryte kelia bažnyčios varpai, vėl kažkas iškeliavo negrįž. Tiems, kas liko senatvė vargai, kol mirtis pasibels į duris. Kiemas medžiai ledai šuliny, o šiaudais nubarstytų keliu. Lekia rogim kinkytas arklys, iš senųjų speiguotų žemų. Girgžda pavažus purvinas sniegas, bažnyčiotojas sėdi tiesus. Kaimas tyli, viduržemių miegas ir burbesis giliai po ledu. Nevarėnų miestelis įsikūręs prie nedidelio Burbesio upelio. Apie Nevarėnų įkūrimą sklando daug legendų. Nevarėnų bažnyčioje yra paveikslas, kurio autorius nežinomas. Anot legendos, moteris vaizduojamas paveiksle buvo vienuolės. Pasakojama, kad kitados šios moteris važiavusios miškais ir prie Morkiškio ežero pasiklydusios, išlipusios iš rogių ėmė ieškoti kelio. Viena kita šaukdamas, neva, Rėna. Kai jos pažadėjo toje vietoje pastatyti bažnyčią, žmonės jas išgelbėjo, o jų vardais pavadintas Nevarėnų miestelis. Jei tik galėtų senieji pastatai prabilti, papasakotų ir apie žymųjį miestelio provizorių Juozapą Piekarskį ir jo garsiąją vaistinę, verslininką Joną Bružą ir jo kepyklėlę, pienininką Stanislovą Liubšį, pašto viršininką Balį Korzą ar apie žydus verslininkus Nomiją Chaimą Berą, Rozenbaumą Iciką ir daug kitų. Tačiau aktyvų miestelio gyvenimą nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Kiek skaudžių prisiminimų liko mūsų miestelio gyventojų atmintyje. Atidžiai pasižvalgius po miestelį, galima išvysti senų pastatų, nebyliai pasakojančių apie turtingą miestelio istoriją tarpukariu. Laikas paveikė miestelį neatpažįstamai, brukę pakeitė šių dienų asfaltas, o pravėrus senųjų namų langines nebeišvysi žibalinės lempos šviesos. Gatvėje nebesigirdi jomarkų šurmulio ar šventinės šaulių sąjungos eisenos dainų, nebepamatysi pirmųjų viešų vakarų ar knyginėlių atidarymo šventės. Šiandien Nevarėnų miestelis nedidelis, bet jaukus. Žmonės traukiantys savo istoriją, kultūros paminklais bei mažąją liaudies architektūrą. Miestelis garsus ir savo talentingais žmonėmis, kurie savo darbais ar poelgiais palieka svarbų pėdsaką miestelio istorijoje.